Sveiki, su jumis sveikinasi Amajus. Noriu pakalbėti truputį apie, e, kaip čia pasakyti, progresą minusinį progresą, tą žingsnį atgal. Reikia jį bandyti kaip čia pasakyti, minimalizuoti. Pavyzdžiui, dabar duosiu savo scenarijų, kurį dabar kaip tik turiu. Grįžau iš mokyklos, žinau, kad reikia biški darbų nuveikti, biški pajudėti finansinės laisvės link, ir vienu žodžiu, tiesiog yra toks dalykas dabar, kad nesinori. Ir kaip imti ir padaryti, kad būtum ir laimingas, ir tuo pačiu padarytum vis tiek biški progresą. Sugalvojau taip. Dabar noriu pažiūrėti filmą. Šiaip tai turėčiau dabar kažką veikti, daugiau gal kurti, biški gal į savo MISLT kanalą įkelti, biški paredaguoti, įkelti Vault Hunterių 9 epizodą, bet tiesiog yra toks dalykas, kad labai noriu filmą pažiūrėti. Tai paėmiau ir pasakiau taip, kad jeigu paimsiu ir pakalbėsiu apie tai, įkelsiu šį vaizdo įrašą ir tiesiog, tai užsiskaitys kaip, toksai nei žingsnis į priekį, nei atgal. Nes, toks, ne žingsnis nei ten, bet žingsnis ir ten. Ir tada toksai gausis yra toks posakis 2 žingsniai į priekį, 1 atgal, tai čia būtų labiau 1 žingsnis į priekį, 1 atgal. Toks, kaip čia pasakius, ne pats geriausias dalykas, bet ir ne pats blogiausias. Tai vienu žodžiu, tiesiog jeigu kažkas labai norisi daryti, tai jeigu jau neišeina atsispirti, pavyzdžiui, gal koks nors, nežinau, gal turit kokį nors priklausomybę, dar ką nors, tai tada tiesiog paimkit ir bandykit tuo pačiu padaryti kažką gero į tą linkmę. Čia toksai labai jau stiprus pavyzdys, tipo labai kitaip mano filmas ir šitas, kur kažkokia priklausomybė ir dar kas nors. Tai tiesiog žmonėm yra visaip, žmonės turi visokiausių problemų, tiesiog nuo jūsų priklausys, ar jūs eisit į priekį, ar jūs eisit atgal, ar jūs biški darysit abiejų. Tai tiesiog žinokit, kad viskas jūsų rankose. Ir tiesiog bandykit, padaryti taip, kad eitumėt link savo svajonių. Ir tai galima daryti netgi blogais darbais, tiesiog pasunkinti blogų darbų darymą, kad būtų sunkiau juos daryti. Biškai gal nuklydau, bet vienu žodžiu jo. Tiesiog varykit, supraskit, kad viskas priklauso vien tik nuo jūsų ir tiesiog po lėto bus vis ir vis sunkiau daryti blogus dalykus. Tai jo. O dabar, pavyzdžiui, aš jau pajutau, kad bus toks dalykas, kad turbūt aš dar keletą padarysiu tokių, apie kažką kitą pakalbėsiu. Nes tik tai, aš taip ir padarysiu. Jūs turbūt matysit mane dar kokius 3 epizodus su tais pačiais marškinukais tai pačioj vietoj. Tik tai biški kitoj zonai. Rytoj gal vakare šiandien. Aš jas taip speisinu. Dabar jeigu pastebėt, biški off topic, dabar jeigu biški pastebėt, tai dariau, visi buvo epizodai, kuriuos padariau, buvo tą pačią dieną, tokie 5. Tai jo, taip gaunas. Tiesiog. Ir jie išskaidyti į 3 dienas. Tai, jo, aš taip manau ir kursiu. Tokiais batčiais. Gal smagiau biški, gal lengviau biški. Jo, nesvarbu. Bet
esmė tame, kad aš dabar grinai gavau tą jausmą, tą dopaminą daryti va šitai vietoj žiūrėjimo filmo. Tai aš iš tikrųjų dabar ta šypsena užsidėjo man tokia smagi. Jo, dar kokius 2-3 matysit, kad būsiu padaręs. Ir čia grinai žiauriai geras pavyzdys. Paėmi, pasidarai taip, kad būtų sunku iš pat pradžių. Tiesiog pagalvojat, ką darot. Vat pavyzdžiui, aš pagalvojau, gerai, jeigu aš dabar paimsiu, eisiu žiūrėti iš karto filmą, tai aš neisiu link savo nusibrėžtų tikslų. Ir dabar aš paėmiau ir darau šitai, ir aš tada užsinorėjau šitai daryti. Taip, iš nieko. Šito būtų viso nebūtų buvę, jeigu aš būčiau paėmęs ir iš karto negalvojęs nuėjęs filmą žiūrėt. Aš matai, dabar kokius 2-3 dar padarysiu. Seneliai Zai, tu gali. Tu viską gali. Jeigu norit manęs daugiau, biški, žaidimų kanale, yra žaidimų kanalas, galite ten nueit, pažiūrėkit, Vault Hunterius dabar darau. Ja. Ir pasimatysim kitam.